Dažnai žmogaus gyvenimas yra lyginamas su visais metų laikais, kuriuos, ačiū Dievui, mes Lietuvoje visus ir galime patirti. Tačiau auksinis ruduo padeda žmonėms priminti apie jų brandą ir jeigu ir sąmoningai, tai nesąmoningai žmogus pradeda laukti senatvės. Kartą vienas išminčius yra pasakęs, kad žmogus ateina į šį gyvenimą nudirbti du labai svarbius darbus. Tai susikurti gražią senatvę ir būti laisvu. Taigi, kokiagi ta graži senatvė, kada prasideda auksinis ruduo? Štai apie tai mes visai netrukus kalbėsimės su docente daktare Danguole Drungiliene ir Laugalių pensionato direktoriaus pavaduotoja Kristina Pocienė. Ir tai visiškai netrukus. Mielos viešnios, šį vakarą mes tikriausiai kalbėsime apie dalykus, apie kuriuos žmonės nepradeda galvoti iš anksto, o tam tikram periode jie kaip ir nelaukia. Tai yra senatvė. Tai dabar aš noriu jūsų klausti, kiekvienos. Daktare Danguole, jums kas yra senatvė? Ar jūs galvojate apie tai? Tai be abejo, aš priversta galvoti, nes aš studentam gerontologijos kursą dėstau. Ir pradedant kursą aš studentų to paties klausiu ir prašau parašyti, kad kokios jūsų asociacijos su senatve yra. Ir atsakymai labai įvairūs būna. Ir kuo vyresnis žmogus, tuo labiau pasverti atsakymai. Jaunimas, 20-mečiai, 23 metų studentai rašo, kad jeigu aš nebūsiu sena, jeigu aš būsiu sena, aš nusišausiu. Kraštutinumas. Taip, netgi tokių dalykų yra. Kaip aš dabar pati įsivaizduoju senatvę? Duos Dievas, nebus ligų, tai aš ją įsivaizduoju labai šaunę. Turėsim šitiek marės laiko, galėsim šitiek įdomių dalykų yra pasaulyje, tiek nesuspėjom nueiti, tiek nesuspėjom pamatyti, tiek nesuspėjom paskaityti. Ir aš tai įsivaizduoju, kad aš tada auginsiu anūkus ir laisvų nuo anūkų auginimo laikų domėsius tuo, ko aš dabar nespėjau domėtis. Na, o jūs, ponia Kristina? Aš tiesiog pratęsčiau daktarės mintis, taip pat, kad į senatvę žiūriu labai optimistiškai. Visų pirma, jeigu tai būtų kažkiek sveikatos, tiek, kiek galėčiau tenkinti poreikius tuo laiku, tai būtent irgi, sakyčiau, labai norėčiau daug pakeliauti, ko dabar gal negaliu. Norėčiau sulaukti tų anūkų, norėčiau iš viso džiaugtis gyvenimu ir kuo daugiau. Norėčiau mokytis dar toliau, jeigu būtų 3. universitetas, tai manyčiau, kad tikrai mokyčiaus toliau, siekčiau kažko. Iš viso tai būtų tolesnis siekimas, tąsa. Nes, kai pasižiūriu, aš taip pat 10 metų tarp senų žmonių, dirbdama Laugalių pensionate, aš matau, kiek yra daug šviesos toj senatvėje. Tačiau labiausiai ir norėčiau šiuo metu susikurti ateitį tos senatvės, kad mane palaikytų mano vaikai, mano šeima. Jeigu turėčiau greta tuos žmonės, kuriuos turiu dabar, aš manyčiau, kad mano senatvė būtų puikiai. Apskritai problema senatvės yra kaip socialinė problema. Ar jos nėra? Mesgi labai gražiai. Aš, pavyzdžiui, taip pat galėčiau jums pritarti, sakydama, kad aš taip pat įsivaizduoju, bet, tarkime, tie žmonės, kurie anapus ekrano, ir jeigu jie netyčia jaunesni, jie sako, šitom moteriškėm gal jau ir laikas apie tai pradėti galvoti. Bet apskritai, ar tai yra problema? Be abejo, tai yra didelė problema, kadangi visame pasaulyje žmonės sensta. Žmonės ilgiau gyvena, medicinės technologijos žengia į priekį ir šitokios ligos, kurios buvo baisios prieš 50 metų, jau jos yra nebaisios dabar.
Ir metai iš metų žmonių populiacija, senų žmonių skaičių žmonių populiacijoje didėja. Jeigu prieš 100 metų Lietuvoje buvo apie 60 metų žmonių skaičius apie 9 procentus, tai dabar mes jų turim Lietuvoje 20 procentų. Ir taip, ir kuo toliau tas procentas didėja. Ir šitos tendencijos visame pasaulyje yra tos pačios. Ir tai yra politikam kelia susirūpinimą ir visai visuomeniai kelia susirūpinimą. Mes įsivaizduokim dabar, kad yra 27 procentai vaikų maždaug, apie 27 procentus Lietuvoje, virš 20 procentų yra senų žmonių ir dar kiek lieka, 50 procentų iš jų studentai, bedarbiai. Tai, kas senų žmonės išlaikys, dirbančių nelabai daug yra. Ir tai yra iš tikrųjų problema. Ir apie tai reikia galvoti, ne tik tai mokslininkam, bet reikia ir politikam galvoti, nes tai vis tik tai susijęs su pinigais, su investicijom į seną žmogų, su globos namų kūrimu, su palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių plėtimu ir taip toliau, ir taip toliau. Kodėl į pensionatus, į slaugos ligoninės mes kartais, nežinau ar kartais, gal dažniau negu norėtųsi, žiūrime kaip į ubagyną. Aš visai nebijau to žodžio, nes jisai, ar aš neteisi, jis yra vartojamas, ar ne? Šitas žodis palaipsniui nyksta, iš tiesų. O, kokia laimė. Taip, ir dabar jau paskutinį dešimtmetį pensionatai tai yra labiau vadinami kaip reabilitacijos įstaigos, kaip sanatorijos. Kai pas mus atvyksta nauji gyventojai, dažnai jie stebisi, kaip čia yra puiku, kaip yra gerai. Sako, lyg amžinai būčiau sanatorijose. Vis dėlto požiūris tikrai pastebimai kinta. Kinta dėl kelių priežasčių. Pirmoji tai turbūt ir pačių žmonių nuostata. Kita truputėlį yra priklauso nuo darbuotojų, nuo kolektyvo požiūrio. Netgi visuomenė kinta. Susidarius dabar būtent tokiam socialiniam sąlygom, kartais vaikai iš tiesų negali kasdien prižiūrėti savo tėvų visai ne iš blogos valios. Jie lanko, prižiūri, bendrauja, tačiau jie negali kasdien nuo ryto iki vakaro. Bet to yra senas žmogaus nepaprastai didelis poreikis bendrauti. Ir kai lieka senas žmogus vienas namuose ištisą dieną, jam yra labai blogai. Atvykęs čia, jisai džiaugiasi radęs šiuose namuose pagarbą jam, pagalbą jam. Pavyzdžiui, vienas iš paskutiniųjų atvykęs žmogus, 86 metų iš Klaipėdos, turintis netgi 3 vaikus, jisai sakė, man reikia priežiūros, tačiau sūnus mano taip pat turi ką veikti, o aš noriu, kad būtų medicina kažkiek, kad būtų žmogus pabendrauti. Ir tas įvaizdis tikrai nyksta. Apžiūrėjus, sakykime, ir šitos namus mes atrastume labai daug žmonių, kurie paneigtų šitą. Iš viso pensionate yra 197 pensinio amžiaus žmonės, o iš viso čia gyvena šiuo metu 239. Ir, sakykime, 40 procentų šitų senų žmonių lanko vaikai, bendrauja. Todėl jie jaučiasi čia atradę antrus namus. Tikrai ne vienas tai pasakytų. Kodėl vis tik tai yra dar vyraujanti tokia nuomonė, kad tai nėra gerai. Juk mes su jumis tikrai gyvenime, kad ir visos 3 susidurėme su tuo, kad reiškia, kur atidavėjai, giminės, artimieji yra nepatenkinti. Ir man kažkada tai vieno pokalbio metu kunigas, su kuriuo mes kalbėjomės, pasakė, kad, tarkime, užsienyje, kiek jisai daug yra matęs šitokio tipo namų, jis sako, tai yra, labai griežtai pasakė, tai yra mirties namai. Ten žmonės laukia savo mirties. Ar tai yra iškreiptas požiūris? Be abejo, ponia Irena.
palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės tai yra labai reikalingos ir jos yra galbūt netokios pasaulyje. Gal jos yra truputį mažesnės kaip mūsų ligoninė. Mūsų ligoninė yra 100 vietų dabar. Mes esam po kapitalinio remonto ir jeigu atėjus į ligoninę, dažniausiai namuose nerandi to, kas yra ligoninėje. Galėčiau pasakyti, kad tikrai jinai yra blizganti dabar. Ir turiu pasakyti, jog ligoninėje dirba aukščiausiosios kategorijos gydytojai. Ir dirba tikrai atsidavę ir gerai. Kadangi antro lygio ligoninėse yra grinai siaura specializacija. Kardiologija, pulmonologija ir taip toliau. Viena žiūri nosį, kita žiūri akį. Mūsų gydytojai stengiasi kiek tai įmanoma apriepti viską. Ir esant reikalui, mes tik tai, kada jau tikrai šitie specialistai nebegali susitvarkyti su žmogaus problema, mes siunčiame į antro lygio ligoninės. Taip, kad iš tikrųjų sakyt, kad tai yra nurašyti žmonės ir kad tai yra mirties namai, tai jokių būdų šitaip negalima. O jeigu yra šitose palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse didesnis mirtingumas, tai ką reiškia? Tai reiškia, kad čia suvažiuoja patys sunkiausiomis ligų formomis sergantis pacientai. Deja, mes neturime Lietuvoje dar slaugos namų, apie ką ponia Irena bandė užsiminti. Tai būtų lyg tai tarpinė grandis tarp palaikomojo gydymo ir slaugos ligonių ir globos namų. Tiem, kuriems reikia daugiau socialinės priežiūros, bet jie negali be medikų globos gyventi, be medikų priežiūros. Dar mes neturim institucijos, kuri iš tikrųjų visame pasaulyje yra ir Skandinavijos šalyse yra labai paplitusi, ne tik Skandinavijos šalyse, bet ir Europos šalyse hospisai. Nežinau, kaip įversti į lietuvių kalbą, turbūt paliatyviosios medicinos ligoninė. Kada žmogui yra nustatyta diagnozė ir liga yra tikrai nepagydoma, bet kiekvienas žmogus turi numirti be skausmų ir oriai. Ir jis tada važiuoja į hospisą, kur yra jam visa ir medicinė, ir socialinė, ir psichologinė pagalba, ir artimieji yra šalia. Ką reiškia artimieji šalia, daktarė? Artimieji jie lanko? Taip, jie lanko, jie gali būti ir per naktį, ir per dieną, ir kunigas šalia, ir aplamai žmogus turi susitaikyti su tuom, nes mes kaip ir gimstam visi, taip mes sensim visi neišvengiamai. Ar mes dabar būsim 15 metų, bet po 10 metų mes bus 25 metai ir taip toliau. Ir taip toliau, visi mes mirsime. Tai gerai, bet jūs pasakykit, kodėl mes įdedame tiek daug negatyvumo? Nu, tarkim, eilė, ten kažkas kažką pastūmė, ar dar kaip nors, ir kokia jauna panelė sako, klausyk tu senė, gal tu čia maždaug nesistumdysi. Ir atsakymas kartais būna labai orus, sako, šitą blogybę kaip jaunystė greit praeis. Kodėl mes įdedame kartais tokias emocijas į tuos amžiaus tarpsnius? Čia yra visuomenės požiūris toks į seną žmogų. Mes turbūt turėtumėm formuoti visuomenės požiūrį, jaunimo požiūrį, kad šiandien jis jaunas, o rytoj jisai jau senas. Bet 17-metis, 21 metų žmogui gali sakyti, kad klausyk tu senas. Kas čia, iš kur tie pojūčiai? Taip, iš tikrųjų, mano studentė visai neseniai pasakė, kad ji buvo pas dukterėčią gimtadienį, jai 21 metai, ir pas 17 metę dukterėčiai, ir dukterėčiai su kompanija išėjo į diskoteką. Ir jinai klausė, tos 21 metų studentė sako, klausyk, o kai tu jauna buvai, į kokias 2 diskotekas, į kokius šokius tu vaikščiai? Aš manyčiau, kad čia ne tik vien ir senatvė, čia yra visų amžiaus tarpsnių tas mūsų būtent kritinis bendravimas. Sakykime, gali būti visiškai jauni tėvai ir vaikai, tačiau iš karto mūsų požiūriai skiriasi. Manyčiau, kad ne tik tai senatvė toks pat požiūris, o ką daro seni žmonės vyresniai, jie sako, ai, tas jaunimas, visi blogiečiai, visi narkomanai. Ir mūsų laikais buvo geriau? Taip, jie buvo geresni, mes buvom geresni, mes geriau elgėmės. Manyčiau, yra būtent apibendrinama visa karta, visa būtent amžiaus tarpsnis. Nes irgi jau ta senatvė nėra nurodyta, kalbant, nenurodo, kad, sakykime, tu ten 30 metų tau sako sena.
Nors iš tikrųjų, ką kalba gerontologai, ką kalba mokslininkai, tai senatvė prasideda žymiai vėliau jau. Tai, mielosios, ar gal mums trūksta išprusimo? Turbūt. Nes mes jaunystėje kažkaip negalvojame, kad sensime, mes galvojame ir mes taip galvojame ir dabar jauni žmonės galvoja, kad tai tęsis amžinai. Tas senatvės suvokimasgi čia yra labai reliatyvus dalykas. Visi mums vyresni už mus atrodo jau seni, o jaunesni už mus atrodo jauni. Ir kokio mes amžiaus bebūtume, ar 20 ar 50 metų. Vis vien, kada 50 metų, jau 60 metų atrodo, kad jau yra senas. O 20 metų tam žmogui jaunam atrodo, kad 25 jau yra senas. Taip, kad... Bendrosios tolerancijos turbūt apskritai tarp žmonių. Tai gerai, o kas tai yra kokybiška senatvė, moterys? Vat, jūs specialistės, jūs gyvenate tarp tokių žmonių. Taip, mes galime matyti linksmą ir nelabai linksmą seną žmogų. Mes galime jį matyti ligotą, mes galime jį matyti visiškai sveiką ir tvirtą. O ką, pavyzdžiui, jūs kaip specialistės įdedate į savoką kokybišką senatvė? Na, pas mus tai tikrai ta kokybiška senatvė yra ypatingai kreipiamas dėmesys į ją, kad jinai būtų tokia, kad žmogus galėtų. Kas tai yra kokybiška? Kai žmogus gali realizuoti save. Būtent, kai jis yra ir sergantis, ir senas, kad jis galėtų to, ko nori pasiekti, kad jis su džiaugsmu pragyventų einamą dieną, kad jis negalvotų, aš mirsiu ryt poryt, aš gyvensiu, aš esu dabar. Ir dabar aš realizuoju save. Todėl pas mus yra ypatingai organizuojamas užimtumas. Žmonės gali rankdarbius įvairius atlikti, žmonės gali dirbti aplinkoje, tvarkytis, gali megzti, gali piešti. Yra biblioteka, mini renginių kambarys, kur gali skaityti visus Respublikos laikraščių ir žurnalus. Pas mus atvyksta labai daug kolektyvų, ir pagyvenusių, ir jaunų, ir užsieniečių. Mes turime savo muzikos, dainų ir šokio ansamblį Lemtis, kuris dalyvavo net Lenkijoje, Olštineko miesto jubiliejuje, buvom pakviesti. Neseniai Vilniuje koncertavome, esame apvažiavę visą Respubliką, visus pensionatus, kad dažnai koncertuojam Gargždų miesto visuomeniai. Tiesiog šokame kartu jauni ir seni. Tenkinam savo poreikius, kiekvienam stengiamės, kad kažką tai suteikti, kad žmogus būtų užimtas, kad jis jaustųsi reikalingas, kad jis gyventų pilnavertį gyvenimą tiesiog. Kad jaustųsi reikalingas. O jūsų, daktarė, požiūris? Aš tai pirmiausia, kaip medikas, galvoju, kad tai kokybiška senatvė, tai ligų nebuvimas. Arba lygų, mes negalim visiškai išvengti lygų, nes organizmas senėja, fiziologiniai procesai vyksta. Bet ryškių lygų, jeigu nėra, jie neriboja judėjimą, neriboja veiklą, tai pirmiausia, kokybei šitas turbūt yra reikalingas. Be to, kaip sveikatą apibūdina Pasaulinė sveikatos apsaugos organizacija, tai sveikata ne tik lygų nebuvimas, bet tai yra psichinė, socialinė, taip, gerovė ir darna. Ir jeigu mes turėsim pakankamą pensiją, galėsim kažkur tai pajudėti, pasižiūrėti pasaulį, mes nesirgsim, galėsim realizuoti save, nu tai fantastika. Tai bus pats geriausias laikas. Bet to tai priklauso dar, kaip žmogus pats įsivaizduoja. Jeigu mes jau tą senatvę įsivaizduojam, kad kaip kažkokį tai košmarą, kur būsim stumdomi vaikų ir anūkų ir ta prasme, kad tik tai žiūrės, kad mūsų būta kažkas tai užimt, tai kaip įsivaizduosim, turbūt taip ir bus, bet to priklauso dar ir nuo šeimos. Daktarė, jūs sakėt, kaip įsivaizduosim. O prisiminkime vaizdelį iš gyvenimo, kaip kartais sakome. Mes pradedame senti, taip, mūsų vaikai jau dideli, atsiranda anūkai. Vaikai labai anksti pradeda sakyti, kad jiem trūksta materialinės gerovės, taip? Taip. Jeigu mes paimsime vidutinę statistinę šeimą, tiesa? Ir jie staiga labai ryškiai pamato, kad tėvai sensta. Ir ar jums pažįstamos frazės, kada vaikai sako, klausyk, tu senas esi, taugi nieko nebereikia. Kartais skeptiškai žiūri į tėčio pirkinį, pradedant naujų kostiumų, į mamos parėdą, kokį nors, jau nekalbant apie kitus dalykus. Tada tėvai galvoja, taip, tai mano vaikai arba mano vaikas, aš jam palieku tą savo užgyventą, kuris man yra labai brangus, tačiau jo vertė gali būti kitokia šiandieninėje socialinėje aplinkoje. Ir viskas. Ir aš lieku absoliučiai be nieko. Tai yra, aš save
atiduodu vaikams į rankas. Ar ne šita tendencija yra tokia ryški Lietuvoje? Turbūt tai priklauso nuo to vis dėlto, ką patys tėvai įdėjo į vaikus. Ir būtent mes, dirbdami va čia, matome tą tendenciją ne taip ryškiai. Yra dalis žmonių, sakykime, iš 193, 74 yra lankomi, kad ir čia, dėl įvairių priežasčių. Tačiau iš tiesų yra tokių tėvų, kurių ir neverta lankyti. Tai ar mes senatvę truputėlį ir padėjom pagrindą? Ne visų vaikai laukia tėvų senatvės, tėvų turto, gal kaip tik siekia ją prailginti. Manyčiau, pirmoji priežastis, kad vaikai nežiūrėtų į tą tėvų turtą, tai yra tai, ką tėvai įdėjo dvasiškai, kaip jie augino, kaip bendravo. Aš su jumis, ponia Kristina, sutinku, bet daktarė, dar mes su jumis prieš laidą kalbėjom, kad vis tik tai mes turime savo, taip sakant, patriarchališkąją arba kaimiškąją tradiciją. Kada mes visi gyvename kartu, miesto kultūra mūsų nėra tokia sena, kaip mes norėtumėm, kurie dabar gyvena mieste, ar ne? Mūsų buitis yra šiek tiek kitokia. O taip vadinama kaimiškoji tradicija, mes ją atitraukiam su savim kartu į miestą ir bandome laikytis galvodami, kad nepadorų, o tas tėvas ilgai gyvena, o man yra labai sunku dirbti ir taip toliau. Nu, mes žinom šitas problemas. Ar nėra šičia problemos? Taip, pas mus yra svarbiausia, o kaip kaimynas pažiūrės į tai. Ir iš tikrųjų, anksčiau kaime gyveno 3 kartos po vienu stogu. Seneliai, vaikai ir anūkai. Dabar jau yra 4 kartos, jau yra ir prosenelis. Ir mažyčiam bute. Taip, ir mažyčiam bute. Ir mes jau iš tikrųjų šitų tradicijų mes negalim laikytis, bet to turint senus ir ligotus tėvus, galų gale juos reikia slaugyti, juos reikia prižiūrėti, galbūt jiems reikalinga ir nuolatinė priežiūra. Bet taigi mes turim patys duoną užsidirbti, galų galia tiem tėvam uždirbti ir duoną ir vaikus pastatyti ant kojų. Taip kad aš galvoju, kad reikia kurti tikrai tokias socialinės struktūras, kurios palengvintų dirbančių žmonių gyvenimą. Dabar jūs sakėte, ponia Kristina, kad tai priklauso nuo paties žmogaus, ką jis renkasi. Ir man įsiminė ta istorija, kurią prieš laidą pasakojo daktarė apie senyvo amžiaus Anglę, kuri buvo vieniša, gal jūs geriau ją papasakojot, kuri 3 metus keliauja jau, ar ne? Kruiziniam laive. Prisimenat, mūdvi su jumis kalbėjome, kad šita moteriškė, reiškia, kažkokius tai turtelius turėjo ir prisistatė labai daug pensionatų savininkų ir vadovų, siūlydami savo labai geras paslaugas jai, kada jau jai tų paslaugų reikėjo. Jis sakė, aš nenoriu šitų paslaugų, aš tiesiog, kaip judvi abidvi sakėt, daug keliaučiau, nes aš labai sunkiai dirbau ir aš dabar noriu keliauti. Ir vienai kruiziniai kampanijai jin pervedė savo turtus ir dabar jinai keliauja ir yra prižiūrima ir sakosi, jau čia 3 metai, ir sakosi labai gerai jaučiasi. Ar mes galėtume įsivaizduoti Lietuvoje tokį seną žmogų, kuris imtų ir pasirinktų savo, aš nežinau, pramoginę senatvę? Man atrodo, kad Lietuvoje seni žmonės labai šykštus pasidaro. Aplamai į senatvę jau kinta charakteris ir išryškėja visi tie neigiami bruožai, kurie buvo. Bet išryškėja paprastai seniems žmonėms tas šykštumas. Jų viskas mazgeliuose surišta ir viskas po čiužinių pakišta, kad kaimynas nenugvelbtų. Man įsiminė toks epizodas Švedijoje. Atvažiavom mes į nedidelius kaimo vietovėje esančius globos namus ir matome, kad salytė tokia ir močiutė turbūt kokį apie 100 metų. Plaukiukai balti, gražus, susukti ant bigudukų, kojos pamerktos į dubenį, rankos irgi pamerktos į dubenį ir visi šokinėja apie ją. Mes klausim, kas čia dabar darosi, kažkaip neįprastas tas vaizdas.
O sako, kad šitą močiutę, ją rytoj atvažiuos aplankyti vaikai, anūkai ir proanūkai. Ir jinai įsikvietė iš miesto visą serviso tarnybą ir jinai darys makiažą. Ir plaukus tvarkysis, ir tvarkysis nagus, žodžiu, kojas visas. Kad jinai būtų graži. Nu, aišku, man sunku įsivaizduoti lietuvius, mes iš tos turbūt didelės bėdnystės, ko gero, viskas atidėta juodai dienai, jų gyvenimas buvo kitoks. Bet aš manau, kad mes einam į Europos Sąjungą, vis viena mūsų gyvenimas irgi bus šviesesnis ir manau, kad mes tikrai galėsim irgi sau leisti tą, ką leidžia savo vakarų žmonės. Aš papildyčiau tiesiog. Aš manyčiau, kad yra kategorija jau žmonių. Tiesiog bendraudama su daugeliu žmonių, kurie atvyksta, paklausti, kaip žmonės čia pas mus gyvena. Norėtų tėvus tiesiog patalpinti, norėtų patys tėvai. Iš tikrųjų, pas mus yra labai didelė eilė laukiančiųjų. Ir patekti pas mus tikrai žmonės kartais laukia pusę metų ir metus, nes nėra vietų. Bet yra kategorija jau žmonių. Tie, kurie buvo aktyvūs, tie, kurie buvo šviesuoliai. Būtent šitie ir sako, o man geriau daug draugų. Aš turėjau nuostabų pavyzdį savo amžinatilsį tėvelius, kai tėvelis mano šventė 70 metų jubiliejų, jie buvo pakankamai paprasti žmonės, pensininkai, daug labai stengiasi atiduoti vaikams ir jis pasakė, na ir kas vaikai, parduosit mano namelius, palaidosit, o aš noriu labai daug žmonių ir mes šventėm didelę gražią šventę. Aš manau, kad ir pas mus pensionate yra tokių žmonių. Prieš 2 metus mirė močiutė, kuri buvo tiksliai pasakiusi, ką padaryti, kaip sukviesti darbuotojus, kuriuos, kai grįšite, prašau, kad būtų vaišės, tam skiriu šitiek, numirsiu tada, iš viso giminaičiams yra jau dabar tokių. Tiesiog ir manytina, kiek ir mokslininkai sako, kad jei žmogus jaunystėje buvo aktyvus, jisai iš dalies susiplanuoja senatvę. Aišku, jeigu tam nesukliudo ligos. Mes labai sunkiai pergyvenam dabar šitą dalyką, kada reikia rašyti testamentą. Ir, pavyzdžiui, aš galvoju, kada žmonės stipriai suserga ir sako, tikrai, rytoj, tik pasveiksiu šiek tiek ir pas advokatą ir ten, tarkim, kas yra šeimos narių, kad aš tą užrašysiu. Tik tai jisai pasveiko ir sako, tai ką čia, laukite mano mirties, čia aš... Kodėl mes taip blogai žiūrime? Tai moterys, jūs specialistas. Vėlgi tradicijų nebuvimas. Aha. Ir dažnai būna taip, kad į ligoninę naktį iškviečia mane rašyti testamentą. Būna taip, kad popieriai nesutvarkyti ir jau iš tikrųjų mato žmogus, kad tiesiog liga spaudžia iki tiek ir sveikata blogėja ir kviečia tik tai paskutinę minutę. Mes turbūt neturim tokių tradicijų. Bet iš kitos pusės aš prisimenu, kada man buvo 35 metai, aš tada dar buvo taupomosios kasos ir aš padėjau pinigus ir aš labai prašiau parašyti, ten buvo galima įrašyti, kad, reiškia, mirties atveju palieku tam ir tam ten viską. Ir aš prie to indėlio norėjau prirašyti, tai ten mane visi barė ir kurie eilė stovėjo. Ir tos moterys, kurios dirbo, ką jūs dabar čia galvojat. Tokia jauna moteris? Taip, tokia jauna moteris, bet apie mirtį visada reikia galvoti. Ir iš tikrųjų, juk mes važinėjam transportu, einam gatvėse ir Dievas žino, bet kurią dieną mes galim atsidurti anam pasaulyje. Ir apie tai tikrai reikia pagalvoti anksčiau. Globos įstaigose truputėlį tai yra vykdoma, todėl kad reikalingos tokios tvarkos. Ir pas mus labai daug yra, kur notarė yra patvirtinusi, kas vykdys paskutinę valią, kam paliks tie pinigai, kas laidos. Tiesiog pas mus yra kalbama apie tai. Kiekvieno asmens byloje yra įrašas, ar giminaičiai, ar laido socialiniai darbuotojai, pensionatas, kur norėtų būti. Mes stengiamės labai iš lėto, tačiau visą tai bendraudami išgauti iš seno žmogaus, todėl kad mums jau kaip, gal ne artimiesiems tiesiog, tačiau kaip darbuotojams, tai yra būtina informacija, būtina žinios. Bet to po truputį turbūt pratina, ypač senus, kurie jau neįgalus, pratina ir vyriausybės įvairūs nutarimai, kada nebegali pensijos paimti, bet kuris kitas turi būti notariškai patvirtinama. Na ir kada išsikviečia notarą bent jau gyvam esant turtą valdyti, tvarkyti, kartais yra surašomas į testamentas. Jeigu tęsiant pokalbį apie testamentus, dažnai būna taip, kad vienišas žmogus
jis nežino, ką jis ten pasirašo, kaimynai nori būto paprastai, gal ten turto netiek daug, bet būtas yra šalia labai... Jūs turit minti vienišą žmogus. Taip, vienišą žmogų. Ir dažnai ateina pas mane ir sako, mes norim... Aš kaimynė esu, aš niekas, absoliučiai šalia gyvenu, bet aš tą žmogų slaugau ir dabar jisai susirgo, aš norėčiau jį, kad paguldyti į jūsų ligoninę, bet po to aš norėčiau, kad ligoninė apiformintų į globos namus. Tose mūsų. Taip, labai dažnai tai būna. Ir aš visada sakau, dabar žiūrėkit, kada tas žmogus jums testamentą parašė. Sako, o iš kur jūs žinot? Sakau, duoną iš to valgau. Taip, kad žmogus senas, jisai yra socialiai neapgintas ir jam paduoda popierį, jisai pats nežino, kad pasirašo testamentą. Čia, ko gero... Raštingos tautos neraštingumas, atsiprašau. Taip, bet to čia turbūt turėtų labai notarai paaiškinti dar tam senam vienišam žmogui, kad jisai, žodžiu, užrašo visą turtą ir žodžiu, kad... Turėjome ir mes keletą atvejų, kada buvo vienas žmogus, mėgino, dabar jisai kitose globos namuose Klaipėdoje, jis buvo aklas, pasirašė ir jis labai daug turėjo problemų, dėja. Tai buvo jo parašas ir niekas negalėjo iš jo, nes jo pasirinkimas, ar jis pats pasirašo, ar jisai kokį liudininką turi, mes labai daug kovojom, nieko nelaimėjom, tai buvo jo parašas. Buvo atvejas irgi iš Šiaulių rajono, kada buvo du vieniši, brolis ir sesuo, taip pat buvo surašyti neteisingai dokumentai, bet kadangi ten iškilo daugiau tokių atvejų būtent, tai buvo grąžintas šitiems asmenims tas turtas. Mes mirtį įsivaizduojame visada blogai. Kodėl mes mirties bijome? Juk, aš nežinau, jūs abidvi esate tos specialistės, apie kurias sukasi tas kontingentas žmonių, kurie, jūs pačius sakėte, turėtų pradėti apie tai galvoti. Ir jūs dar, daktarė, sakėt, kad apie tai reikia pradėti galvoti nuo tada, kai tau jau galvojasi, kada žmogus masto. Mirties turbūt visi bijo, nes kaip nežinomybės. Tikinti žmonės su tuom susitaiko daug lengviau, kadangi jie galvoja, kad mes turėsim kitą gyvenimą, po mirties mes ten drugeliais skraidysim, o netikinčiam žmogui tai yra viskas, tai yra jo gyvenimo pabaiga. Bet ne visada žmonės va taip bijo mirties. Kartais žmonės šaukėsi mirties, tie, kurie iškankinti, tie, kurie yra kenčia skausmus, tai onkologiniai dažnai ligoniai. Ir jie sako, kad jūs padėkit man numirt. Bet dėja, pas mus eutanazija neįteisinta ir aplamai, koks gali būti klausimas. Aišku, čia visai ne į temą. Taip. Ar jūs už eutanaziją ar ne? Aš kaip medikas esu už eutanaziją, bet visuomenė, aišku, aš būsiu nepopuliari, nes šiaip... Žodžiu, jūs žinote, kas yra žmogaus kančia. Taip. Manyčiau, kad mirties bijo tie, kurie nėra dar viskas susitvarkę. Vis dėlto tikrai žiūrėdama į čia išeinančius, maždaug vidutiniškai kasmet mes apie 25 ir daugiau atsisveikinam kasmet su tiek žmonių, kurie išeina napilin. Ir išeina labai skirtingai. Iš tiesų vieni, kurie išeina susitaikę su tuo, kad atliko viską, kad susitaikė su artimaisiais, kad susitaikė pats su savimi, jie lyg ir išeina lengviau. O yra tokių, kurie žino, lyg ir netiki, lyg ir nenori, bet kartais paskutinį momentą paprašo ir kunigo. Ir jie išeina sunkiau, jie lyg neatliko kažkokių darbų. Arba tiesiog aktyvų žmonės, arba tie, kurie palieka kažką labai skausmingo po savęs, palieka, žino, kad vargs. Ne paslaptis, kad pas mus gyvenantis gyventojai dalį likutį savo pensijos vis dėlto dar atiduoda vaikams, tiems, kurie tikrai labai sunkiai verčiasi. Po pensijų pas mus yra tikrai padidėjęs lankymas ir jie tos kelis litus atiduoda tai anūkams, mokslams, tai nes kai kurie gauna ir daugiau tų pinigėlių ir jie tarsi sako, kas padės, kas prižiūrės. Sakykime, buvo atvejas vienos močiutės, kai sudegė jos marti, sūnus buvo jūroje išplaukęs ir jai tikrai netgi dievulis ir protą atėmė vien dėl to iš skausmo, kas prižiūrės 7 metų anūkėlį. Ir jinai labai nenorėjo mirti, bet dėja
liūdesys jo vis dėlto išsivedė. Tai turbūt daugelis, bet yra tikrai labai šviesių ir gražių mirčių, kurie susitaiko, kurie pasako, kurie žino, kad išeis. Ypač vyresnio amžiaus žmonės gana gražiai išeina. Senatvė turi būti kokybiška. Tai vadinasi, jin turi būti šviesi. Pirmiausiai, tai tikriausiai senatvė yra, kaip ir kiekvienas amžiaus tarpsnis, savotiškai gražus. Be abejo, man atrodo, kad žmogus vėlgi priklauso nuo žmogaus nuostatos. Jeigu jisai galvoja, aš jau pasenau, aš tik tai tinku prie langelio sėdėti, bet kodėlgi prie langelio? Galima realizuoti save. Yragi senų žmonių klubai, yra įvairiausios veiklos, į labdaringą veiklą galima įsijungti. Užsienyje į Raudonojo kryžiaus organizaciją įsijungia kaip tik tai vyresni žmonės, kurie išeina į pensiją, sulaukia to pensinio amžiaus, kada jiems nereikia skubėti kiekvieną dieną į darbą. Jie pardavinėja parduotuvėlėse, mažose Raudonojo kryžiaus organizacijos parduotuvėlėse tuos kažkokius tai daiktus, ar tai sukurtus žmonių rankomis, ar tai padovanotus, suneštus turtingų žmonių ir išdalina vargšam. Tai yra šitiek daug veiklos, kad tik tai duok Dieve to laiko ir tos sveikatos. Aš tai įsivaizduoju tą senatvę, savo senatvę. Tai kažkaip tikrai labai ir šviesiai ir aš galvoju, kad aš būsiu labai didelė aktyvistė. Pas jūs kaip yra? Tikrai pritarčiau tam, kad žmonės svarbiausia, kad save galėtų realizuoti. Ir pas mus, pavyzdžiui, viena akla močiutė, jau 3 metus visiškai akla, jinai labai gražiai mezga. Įmezga kojines, įvairius darbelius atlieka. Tai būtent yra, kaip žmonės save moka realizuoti ir kaip jie tiesiog į save žiūri į savo senatvę ir sako, man čia gerai, man gražu ta senatvė, aš turiu va žmogų, aš pasikalbu, aš išeinu, aš pasimeldžiu, kunigai atvažiuoja. Aš manau irgi, kad svarbiausia yra surasti, kur patenkinti savo poreikius, tos, kuriuos norim. Vienas bendravimo, kitas užimtumo, trečias kažkokios ypatingos veiklos. Na ir netgi mes nustembam atradę, kai seni žmonės mums pradeda eilėraščius rašyti, dainas dainuoti. Atrodo, 5 metus mačiau šitą žmogų ir jis per vieną šventę ėmė ir pradėjo deklamuoti savo sukurtas eilės. Tai yra labai gražu. Žmonės atranda tarsi save iš naujo. Juk ir Žemaitė pradėjo rašyti 50 metų. O kiek pasaulinio garso yra tapytojų, dailininkų sukūrusių nuostabių. Jeigu žmogus buvo visą gyvenimą aktyvus, tai jis aktyvus ir senatvėje. Jeigu jis neturėjo jokių interesų, nesidomėjo niekom, tai senatvėje, aišku, prispaustas ligų, fiziologinių organizmo pokyčių, jis ko gero irgi nesidomės. Tai čia aš tik tai taip galvoju. Dažniausiai tokį jausmą kaip meilę ir įsimylėjimą mes siejame su jaunyste. Tačiau klasikas yra pasakęs, kad meiliai visi amžiai lenkiasi. O pas mus ypatingai, pas mus tikrai žmonės myli kaip ir jaunystėje, dėl to daug kas nustemba. Per šiemet paskutiniuosius metus, netgi 2 poros susituokė pas mus. Iš viso pensionate dabar paskaičiavau, kad yra pensionate susituokusios 9 poros. Ir būna, kad susituokė ir nesutampa charakteriai senatvėje. Ką jūs sakote? Būna labai daug meilės trikampių. Būna labai gražių draugysčių. Iš tiesų žmonės tiesiog labai gražiai kartu draugauja, kartu bendrauja, tik tiek, kad kartu neseina gyventi, dar lyg ir nedrįsta. Na ir paskutinioji pora taip pat pensininkė moteris, vyras truputį jaunesnis, susituokė. Žmonės nori kartu paramstyti save. Ir iš tiesų yra švenčiamės tas vestuves, stengiamės pasveikinti jaunavedžius. Džiaugiamės, kada žmonės už rankų pas mus susikabinę vaikšto. Ir svarbiausia, šitą meilę atgaivina. Turėjom labai daug pavyzdžių, kaip žmonės atsistoja ant kojų. Buvo atvejas, kada viena močiutė labai gražiai draugavo, o prieš tai jinai gulėjo, visiškai gulinti buvo. Ir ją pradėjo lankyti vyras vienas. Ir jinai pradėjo sėdėti vežimėlį, po to vaikščioti. Ir netgi tas senukas pirmą numirė po kiek laiko ir jinai išėjo. Ir jinai vėl atgulė, vėl nebevaikščiojo. Ir išėjo. Meilė nėra jai ribų, jokio amžiaus, cenzo, jokių ribų. Meiliai nebūtinas impulsas pirminis, turi būti kažkoks tai seksualinis potencialas ar seksualinė trauka. Ar tai yra tik tai susikibę už rankų, ar tai yra pilnatvė meilės? Tai yra pagal jėgas, galimybės pilnatvė meilės. Manyčiau. Bet tai yra dvasinis ryšys vis tik tai.
Nu, visko būna, ne tik dvasinis. Jūs įsivaizduojat, kaip smagu. Vis dėlto ne tik dvasinis. Taip. Dabar, ar pas jūs gyvena pensionate išskirtinių asmenybių, vat tokių, kurie dėl kažkokių tai priežasčių pasirinko jūsų pensionatą ir yra dar pakankamai aktyvūs? Taip, pas mus gyvena net 5 žmonės, kurie baigia aukštasias mokyklas. Pas mus yra tikrai išskirtinės asmenybės, kurie yra ir mokyklos direktoriai, tiesiog jiems taip susiklosti gyvenimas, kad dėl įvairių sveikatos, sakykime, būsenos. Na, paminėti tikrai galėtume mes vieną iš tokių jau dabar garbaus amžiaus, kaip mūsų kraštotyrininką, kuris žino tiesiog kiekvienas, drįsčiau sakyti, ne tik Žemaitijos, bet Lietuvos akmenėlį, sakykime, kaip Jonas Pakutinskas yra. Tai yra žmogus menininkas, kuris mato labai medyje, akmenyje, mato meną, iš tiesų yra parodos, jo organizuojamos visoje Lietuvoje, jos nekarta buvusios dramos teatre, muzikinėme, yra ir netgi Vilniuje dalis parodos, ją domėjosi labai daug užsieniečių, tačiau jis neparduoda niekada, jis sakė, grožėkite, žiūrėkite, parodą mes galėtume ir žvilgterti vėliau, tiesiog, na, yra daug tokių asmenybių, ne visi pasireiškia iš karto. Kiti tiesiog stengiasi savyje palikti. Yra gana ir žymių mūsų Lietuvos žmonių, giminaičių, artimųjų, kuriems taip susiklosti gyvenimas, kad jiems čia yra geriau, saugiau, sveikiau, maloniau. Pacituosiu Pasaulinės sveikatos apsaugos organizaciją, kad pridėkime gyvenimą prie metų, o ne metus prie gyvenimo. Reiškia, ką tai reiškia? Padarykime mes kokybišką tą savo gyvenimą, o jį netempkime. Dievas žino, kiek svarbu, kad būtų gyvenimo pilnatvė. Aš tiesiog visada ateity matau ir galvoju, ir savo šeimoje sakau, aš matau senatvę tokią. 2 žili senučiukai, 2 lazdutės rankose, o tos laisvosios rankos susikilusios. Kad tai nebūtų vienatvė, kad tai būtų artimas žmogus, draugas, sesuo, vaikas, bet kad tai būtų kažkas, kuris parems ir tiesiog kelias, ėjimas pirmyn.